Šiuo metu esame Jurbarko rajone pas Žilviną Oberauską atidarytoje fermoje su 2 melžimo robotais ir pusiau automatiniu šėrimu. Fermą pastatė generalinis rangovas Dotnuva Baltic. Fermoje turime 244 vietas, iš jų bus 120 melžimų karvių, kitoj pusėje bus užtrukusios ir telyčios. Fermoje veiks Baumatic melžimo robotai su brolis sensoriais. Tai matysime pienų, riebalus, baltymus, laktozę, taipogi duosime energetinį skystą pašarą karviams, kad turėti didesnį primilžį. Baumatic robotai išsiskiria tuo, kad yra melžimas iš galo ir galima atlikti selekciją tiek į vieną pusę, tiek į kitą pusę. Karvė stovi bandoje tvarkingai, jaučiasi kaip bandoje ir melžiasi ramiai. Taipogi turim sumontavę pilnai automatinį vėdinimą, kuomet įvyksta dideli karščio bangos, karvės pradeda jausti karščio stresą, vanduo įsijungia ir purškia dideliais lašais ant karvės kūno. Turime pusiau automatinę šėrimo sistemą, tai Pelon, Suomijos gamintojo, kur pašarą dalins nuo 6 iki 12 kartų per parą. Taipogi turim guoliavietes iš Olandijos gamintojo Spinder su latekso gumom. Taipogi turim sumontavę automatinį apšvietimą AgriLight, kuris šviečia balta šviesa 16 valandų. Duodama 150-200 liuksų apšvietimą, likusias 8 valandas yra išsijungiama raudona šviesa. Tai karvėm duoda poilsį ir ramybės būseną. Tvarte vyksta laisvas judėjimas į robotus. Pas ūkininką primilžiai turėtų būti, kaip išsidirbs ūkis, apie 35-36 litrus ir vaikščiojimas apie 2,8 karto į robotą nuo laktacijos pradžios iki laktacijos galo. Tai šiemet tai yra jau 6 robotai paleidime ir laukiame dar 2 robotų lapkričio mėnesį, kuomet galėsime vėl pristatyti rinkai dar 2 paleistus naujus robotus. Šitas projektas įsiskiria tuo, kad tai yra vienas pirmųjų Dotnuvos kaip generalinio rangovo objektas, kur startavom nuo projektavimo pradžios, atrenkant ūkininkui geriausią statybinę įmonę, tiek parenkant visus optimaliausius sprendimus. Turime šviesią, gražią fermą, kuri yra turbūt atitinkanti visas standartus ir gyvūnų gerovės visus reikalavimus. Šios dienos poreikiams turbūt ir į ateitį. Sudėta visa naujausia technologija, kas įmanoma šiai dienai turėti ūkyje. Šitas projektas tęsiasi 2 metus. Ūkininkas pasinaudojo nacionalinės mokėjimo agentūros parama įvykdyti statybas ir turėti naują gražią fermą su naujausia technologija, pasirinkta iš Dotnuva Baltic. Šiandieną stovim pas Žilviną Oberauską ir labai džiugu ir noriu pasididžiuoti, kad tai yra 34-35 robotas. Per 5 metus pradėjus nuo 0 robotų, mes turime šiai dienai 35 jau veikiančius robotus. Turim dar 2 laukiančius paleidimo, tai bus 37. Tai norim labai pasididžiuoti ir padėkoti ūkininkams, kurie mumis patikėjo, kad įranga yra veikianti, patikėjo komanda, patikėjo servizu, kuris atiduoda visas savo jėgas užtikrinti 24/7 servizą. Ir tikimės, kad tų ūkininkų ateis daugiau į mūsų tarpą ir galėsim visi pasidžiaugti nuostabiais rezultatais ir didesniu primilžiu.
Sveiki, esu Gediminas Liaudanskas, konsultavimo įmonės Investra direktorius. Ūkininkui Žilvinui Oberauskui pagelbėjome su šio investicinio projekto įgyvendinimu. Parengėme projektą, pateikėme nacionaliniai mokėjimo agentūrai ir pagelbėjome su projekto administravimu. Įgyvendinti tokios apimties projektą didelis uždavinys. Tikrai ne kiekvienas ūkis ryžtasi, bet priėmus tokį sprendimą labai svarbu suburti stiprią komandą, kuri pagelbėtų šitą uždavinį įgyvendinti. Rangovai, projektavimo įmonė, įrangą teiksianti įmonė. Reiškia, jeigu yra tinkama patirtis, tuomet gali būti pasiekti įspūdingi rezultatai, kurie džiugins ir patį ūkininką ir jo šeimą. Tai dabar pasirodys galimybė nuo lapkričio mėnesio antros pusės iki gruodžio antros pusės pasinaudoti ES paramą. Numatyta yra 30 milijonų eurų tiems ūkiams, kurie planuoja tokio dydžio investicijas. Tai kviečiame nepraleisti šios galimybės, nes pastatyti tokią fermą su ES parama yra įmanomas dalykas, be ES paramos neretai tokį sprendimą yra priimti nedrąsu. Tai linkime stiprybės, drąsos ir imti šio sprendimo. Mes čia atsikėlėm šitą vietą 2009 metų rudenį. Turėjom 3 karvutes. Ir tada praktiškai po truputį pradėjom. 13 metais tėvukas darė pasitraukimą. Perėmėm jo ūkį. Tai daugiau buvo žemės perimtos ir gyvuliai. Ir visą laiką modernizuojant, plėtėmės. Ir dabar mūsų čia šeimos ūkis praktiškai nėra labai didžiulis, bet turim 180 hektarų žemės ir dabar yra 70 karvių. Metų pabaigai planuojam 100 viršaus turėti. Tai statėm 17, statėm vana, tai ir jau žinojom, kad bus mažai, reikės modernesnės. Senoji Angilaus kraiko yra gyvuliai, tai aišku yra gerai gilus kraikas, bet daugiau darbo. Plus tenai neturim ventiliacijos geros, tai vasarą turim būtinai išleisti laukų, nes per karšta. O čia, manau, tiek ventiliatorių, dušas, geriau negu patys turbūt turėsim. Kadangi 2 projektus rašiau su Žemės ūkio konsultavimo tarnybos pagalba, dabar 3 investorio rašė. Tai turbūt šitas didžiausias, bet buvo parašyti paprasčiausia, nes kompetencija investoriaus geresnė. Tai nėra joks baubas tos paramos, viskas normaliai. Jeigu nori kažką padaryti, tai lengviau su parama padaryti. Vis tiek kompensacija yra, mažiau iš banko reikia imti, tai čia viskas normalu, manau. O antras dalykas, taigi tos paramos baigėsi, jo ilgai nesitęs dar metai, 2 ir viskas. Tai nespėsi pasinaudoti ir galima, aišku, visą laiką su šake dirbti. Čia pasirinkimas kiekvieno. Visą laiką vyksta augimas ir tie kaštai yra gan dideli, ypač po šito projekto, tai manau, kad pieno savikaina bus didesnė, nes paskola nemaža. Tik tiek, kad čia bus daugiau gyvulių, o turbūt mažiau žmonių reikės negu kad dabar reikia. Bet aišku, tų žmonių reikia visada. Reikia silosinių, tranšėjų neturim dar. Aišku, reikia kažkokio pastato technikai, dabar labai mažai turim, peržemo technikai. Tai va, o į ateitį bus matyti, kadangi sūnus irgi ūkininkauja, tai yra kam palikti, tai galbūt kažką dar sugalvosim. Šitos fermos statybai mums bendrai suskaičiavau, kad išeis apie 20% tik parama. Įrangai 50%. Tai su įranga viskas gerai ir paprasčiau, nupirkai, pateikai dokumentus, patikrino ir viskas. Su statybom, bent jau šito etapo, kurį mes ėjom, ten už kvadratą tas įkainis, tai abejoju ar atsvers. Bet visumoji, kadangi su visa įranga, su viskuo, tai taip. Tai pagrindinis dalykas tai melžimas, nes dabar pas mus jis reikalauja daug darbo valandų, sakykim taip, žmogaus. Tai čia turėtų sumažėti. Antras dalykas, kažkiek dar primilžis turėtų padidėti, bent tikimės. Bet labiausiai tai tikimės, gal pirmą kartą su žmona kartu atostogauti išvažiuosim.
Nes dabar visą laiką buvo, sakykim, nuo to pradžios, ne, tai vaikai maži, tai ūkis, tai kažkas va taip trukdė, negalėjom abu kartu niekur išvažiuoti. Tai dabar jau tą tikimės jau bent pavasarį kažką jau. Tokie metai kaip šiemet, tai turbūt dar tokių sunkių neturėjom. Ir dėl orų, ir statybos, rūpesčiai visokie, tai tikrai sunkus metai buvo.